Labas visiems, ilgą laiką nieko nefilmavau, nekėliau į YouTube'ą. Tai padarysiu tokį video, įkelsiu trumpus vaizdelius, ką prifilmavau iš darbymečio. Šiuo metu atvažiavau į pakankamai lygų lauką, ruošiam kviečių sėjai, išbarstyto kreida iki tonos. Norma tarp 800 ir tonos. Daugiau jos negalima berti, nes sako, kad gali pasidaryti dar blogiau. Padarysiu vaizdelį, įkelsiu tų nuotraukų, ką turiu. Ir tiek. Nebuvo laiko per darbymetį, kaip sako, ir akmuo kruta. Tai nėra čia ką daug kalbėti. Nupirkom kombainą. Taip jau gavusi Šilutės rajone su orais, kad ne per kelias savaitės, per mėnesį laiko, 2 savaitės tik tais davė pakulti ir vėl lijo. Tai dorai nieko nenusikūlėm. Priėmėm sprendimą pirkti dar vieną kombainą, Klas Leksioną 580. Tik tais tiek, kad kederis mažas, 7,5 metrų kederis, bet jam reikia 9, tai tenka jau palakstyti iki 8 km greičiu, kulant miežius, kviečius. Nuostolių nedaro. Tokia situacija. Apie Kirovo bazę kombainas planus panaikino, nes finansai riboti. Tai planavau Kirovo ieškoti, bet be 6000 nėra ką žiūrėti. Nesvarbu, kad man nereikia variklio, kapoto, kabinos, padangų net nereikia, viską dėčiau savo. Bet, žodžiu, pagyvensim su šito dar metus, gal labai negriūsim. Lipam į kabiną, pažiūrėsim, kaip skuta, kaip dirba vairavimas ir vėliau kelsiu nuotraukas ir vaizdelius. Visiems gerų darbų, gal jau apsidirbot, apsisėjot. Rugsėjo 9, turbūt šiandieną. Tai liko grikiai. Turėjom šiek tiek vasarinio rapso, bet dar biški šlapios. Paliksim keliom dienom, rodo, už 3 dienų rodo vėl lietų, tai prieš lietų važiuosim rapsą pjauti. Benu apsidirbti laukus, kad bent kažkiek pradžiūtų, nes įkelsiu nuotrauką irgi per 4 dienas, kai Lietuvoje čia praėjo audra. Ne ta, kuri Joniškį visiškai nusiaubė, ar Jonava, bijau suklysti. Bet padarė Šilutės rajone ežerus laukuose, pasėjom rapsą ir turbūt už kelių dienų praėjo audra ir laukuose stovėjo ežerai, tiesiog ežerai, išmirko rapsų, labai dideli plotai. Nežinom, paliksim taip, gal kažkiek jie atsigaus, išlys dar iš tų išmirkusių vietų, žiūrėsim, bet kur niekada nebuvo vandens, ten stovėjo ežerai. Nematavom, kiek milimetrų iškrito, bet siaubingai daug, 300-200, tai tikrai įdomu, ar ne 300 milimetrų per 4 dienas ar per 3. Tai va tokie reikalai, važiuojam darbuotis.
režimai, variklio tepimo slėgis, tepalo, variklio apkrova, litražas per valandą, gazo padėties, turbinos slėgis, pakabos aukštis, greitis, variklio apsukos, vėl 10 kuro lygis, tiktais variklio temperatūros nerodo. Temperatūra čia.